Tuomet, gerbiamas pirmininkė, noriu paklausti, ar rajono ir valstybės vadovai turi priežasčių ir turi galimybių kartais žurnalistus išvaryti iš susirinkimų ir posėdžių? Tai dėja, bet tokių galimybių kartais turi, todėl kad politikų ir ypač aukštas pareigas užimančių politikų statusas, rangas ir kai kada suformuota kultūra, kabutėse dėja, bet leidžia taip elgtis ir žmonės kai kada toleruoja tokius dalykus. Mes esam turėję pavyzdžių ir kituose rajonuose, pavyzdžiui, ir Kupišky kažkada, kai žurnalistai išvaromi iš salės, dėl to, kad politikams nesinori jų matyti, jų klausyti ir girdėti. Arba kad žurnalistai sužinotų kokius nors dalykus, apie kurios politikai norėtų kuo mažiau kalbėti. Bet žiūrint iš demokratinės valstybės, kokia yra Lietuva mūsų įstatymų pusės, tai be jokios abejonės tokie elgesiai yra dažniausiai neteisėti, todėl kad riboti teisę rinktis, skleisti informaciją ne tik žurnalistams, bet kuriam piliečiai galima tik įstatymų numatytais atvejais. Pabrėžiu įstatymų numatytais atvejais, kai reikia privatumą žmonių saugos, kai kurios kitus dalykus, valstybės paslaptis, komercinės paslaptis. Tai jeigu tokių pagrindų nėra, tai bet koks žurnalistų darbo galimybių ribojimas yra neteisėtas. Jeigu tokių aplinkybių nėra, o jeigu ir tokios yra, tai turi būti labai aiškiai nurodoma, kodėl neleidžiama dalyvauti vienam ar kitam renginyje ir kokios ten vertybės saugomas būtent pagal įstatymą. Bet dabar, tarkim, konkrečiai norėčiau kalbėti apie Širvintų atvejį, kai iš meno mokykloje vykusio susirinkimas, galiu daryti prielaidą, kad yra viešas, kadangi dalyvavo mokytojai, tėvai ir dalyvavo pašalinių asmenų, savivaldybės administracijos darbuotojų, švietimo centro darbuotojų, savivaldybės teisininkas. Ar tokiu atveju galėjo išvaryti žurnalistus iš susirinkimo? Na, aš žodžiu išvarimo nenorėčiau išprašė priimti, bet klausimas yra vienintelis. Aš nežinau to susirinkimo aplinkybių, ar ten buvo, pavyzdžiui, klausimai su vaikais svarstomi, kokie nors nepilnamečiais. Ar ten buvo privatus vienos duomenys, kokios nors šeimos istorija. Ne, privačių duomenų nebuvo svarstoma, buvo svarstomas mokytojų skundas švietimo ir mokslo ministerijos ministrui. Na, tai aš paprastai sakysiu, jeigu renginys buvo viešas, tai neturės teisės išvaryti. Jeigu tai buvo koks nors kitoks renginys, tai žiūrėti aplinkybės. Jeigu renginys buvo viešas, tai iš viešo renginio paprastai negali išvaryti, jeigu ten nėra kokios tos paviešinamos aplinkybės, kurios gali pakenkti ten, pavyzdžiui, arba nepilnamečių interesams, ar ten asmens sveikatos duomenys, arba kiti dalykai. Tai jeigu viešas, tai jis turėtų būti viešas. Antras svarbiausias momentas, jeigu buvo paprašyta tokiam renginyje nedalyvauti, tai mano didelis tikinimo mažiausia, ką privalėjo padaryti, tai yra nurodyti priežastis, dėl ko negalima ir jas turi nurodyti teisėtas. O tiesiog išvarimas, tai mano didelis tikinimo, koks jis bebūtų, bet išvarimas, mano galva, apskritai nepriimtinas, kaip bendravimo kultūros principas, ypač viešiems asmenims, ypač politikams. Tai aš pasitikslinu, merė savivaldybėje, nors ir išrinkta žmonių, negali daryti, ką nusprendus ir ką nori, jei taipogi galioja įstatymai. Aišku, kad ne, tai visų pirma, atsiminkit, kad politikai privalom tarnauti. Jie nėra kaip ir valstybės tarnautojai, jie nėra nei valdininkai, nei viršininkai. Jie yra mūsų tarnai išrinkti. Ir kur jūs matėte, kad tarnas varinėtų savo šeimininką? Mes kaip rinkėjai, kaip piliečiai esam šeimininkai, mes jūs samdome politikus ir tarnautojus. Ir jeigu jūs pažiūrėsite mūsų įstatymus, kurie kalba apie viešą administravimą, apie politikų atsakomybę visuomenėje, tai politikai yra mums atskaitingi, o ne mes jiems esame atskaitingi. Tai pati bendravimo kultūra, kai politikai vaiko žmonės, yra visiškai nesuderinama su svarbiausiais mūsų valstybės valdymo principais, kurie išeina ir iš konstitucijos, ir iš mūsų įstatymus. Ar tai būtų viešo administravimo įstatymas, ar tai būtų kiti politikų veikla, etiką reguliuoti įstatymai, tai visiškai nesuderinama tokie dalykai. Supratau.